pasakykite, kodėl į žvejybą keltis 3 valandą nakties lengviau negu į darbą 7 valandą ryte? Labą rytą. Gal ir vaikas yra vaikas. Sveiki, kapitonai, žvejai ir... Sveiki, kapitonai, žvejai ir turistautojai. Atvažiavom šiandien į Rubikius, kaip tikriausiai jau iš pradžių supratot. Su Andriuku, kaip visą laiką atidarom sezoną. Bandysim pagauti lydeką, ešerį, žodžiu, plėšrią žuvį. Praleist gerai laiką, pasipirtinti, pabūti sodyboje, vyriškoj kompanijai. Šašlykiukas, žuvis, valtis. Kas gali būti geriau? Va, mūsų valtelė paruošta, geriam arbatytę, užkandžiaujam ir turistaujam. Oras nuostabus. Nelyja, vėjo nėra, debesuota. Pasaka. Dienos metu lygtai sulauksim ir saulytės. Tai mūsų valtelė jau paruošta. Štai, sudėta viskas. Meškerės paruoštos. Žodžiu, viskas paruošta. Liemenės, saugiai, bilietukai nusipirkti. Nu ką, sėdim mes valteliai, nuo 7 jau 10 valandų, beveik 3 valandos ir visiškai neįkliovo.
kažkaip biškį ir jau liūdna darosi. Ir jau lyg tai šalta. Ne kiek šalta, kiek rankom galbūt šalta. Tai mėtėm visus pakraščius, tikėdamasi, kad kažkas bus. Dabar čia keistai, arba mes ant jo sekluma 2 metrai. Tai, nu nieko, nežinau, nieko, jokio kliovo, bandysim vėliau galbūt ant dropšoto kažkaip, gal ešerių kažkokių pagaudyti. Bet kol kas liūdna. Liūdna ir kaip nusimato į priekį, nežinau, visiškai jokio judesio. Tai ką, būkit su mumis ir galbūt kažką mes dar pabandysim pagauti. Pagausim, parodysim. Nepagausim, bus liūdnesnis vlogas gal. Bet turim dar kozerį. Turim pirtelį ir šašlykų. Tai va, taip. Svarbiausia gerai laiko, va, kaip Andrius sako, praleisti atvažiavom. Tai... Valgyt turim ką. Jo, valgyt turim ką. Bet kokiu atveju mes tos žuvies neimam, bet trūksta adrenalino, trūksta biškiuką to tokio. Vau, buvo! Ai, yra! Bet kol kas nieko nėra. Panašu, kad turim galų gale. Man gal anas eina? Ar man operatorių? Didelis, mažas. Galbūt neturim, o kažką tiesiog Daugiau išmės. biškį stabdis dirba. O, yra. Ištrauk šitą jo paštarinį pusę. Dažnai babai. Smagu. Atsikabino pati gražiai. Nelegalę. Nesakyčiau ant pačio. Ar po įtemptų darbo valandų gali būti kažkas geriau už tokį relaksą. Ar daug mes laiko praleidžiam vien tik tai savo kažkokiuose darbuose, savo kažkokioj buity ir leidžiam savo pabūti, va taip va. Jeigu ne, manau, reikia kažką keisti. Ką, turim superinį namuką, sodybą, ėrinę. Reklama nemokama, sakyčiau, nes mes čia atvažiavom taip tik tais pailsėti ir, pasakyčiau, žiauriai fainiai. Viskas aplinkui gražu, sutvarkyta, kalbėjom su savininkė pačia, ar jinai darbuotoja, aš negaliu tiksliai pasakyti, atsiprašau, bet nepasidomėjau, bet kiek papasakojo, aplinkui čia yra nuostabu. Ta
prasme. Jūs pažiūrėkit. Pavėsinės. Ten toliau yra vaikų žaidimo aikštelė. Paskui paeisim toliau, dar pasižiūrėsim. Čia mūsų namukas, šašlykinė, už namuko dar yra kubilas, kurį galima išsinuomoti taip pat. Einant į vidų, viduj parodysiu va, kas mane sužavėjo, tai židinys. Pabandysiu pašviesinti šiek tiek, va, židinys, kol kas jisai kūrenasi. Kūrenasi, tik tais reikės įdėti malkyčių. Andriau, pasirūpink židiniui, įmesk malkų, nes jisai tuoj užges. Tai va, toliau žiūrint pirtis, lemputės, čia tamsu nesimato, bet viskas tikrai, va, prieš pirtis, įsimaudyt, dušas, televizorius, stalas, virtuvė, mini, bet ko daugiau reikia, kriauklė, didelis šaldytuvas, lipam daugiau toliau į viršų, laiptais į viršų. 9 lovos šitam kambariukė. Vasarą, ko labiausiai reikia? Šaldymas. Ko reikia vasarą? Šaldymo. Tai va, išeinam į lauką. Jeigu tave laiko, tai bet kokį vaiką laikys. Supinė čia, supinė čia, supinė čia, supinė čia. Pačiaužyt. Aišku, gal vaikam biški per aukštai. Čia krist ant rūros galbūt. Gal Per aukštai vaikam nebūna. Iki pirmo karto. Čia. Žiūrėk. Didelė terasa. Ten tilteliai. Eiti draudžiama. Bet mes taip netyčia praeisim. Aš manau, mums nesupyks. Va, terasa. Jeigu namuką šitą išsinuomavus, turi tokią terasą. Nuostabu. Ten supynės, viskas kažkas darosi, vyksta. Juda. Aišku, tik pavasaris. Vėliau čia vasara. O jetau, kokia supynė. Pabandysim nučiuožti. Patikrinsiu. Nuvaliau viską. Ačiū. Iš aukščiau tau reikėtų. Užpakalis įstrigo. Dar norėjau sakyti, daug parodysiu, kaip reikia. Labiau tinka vaikam. Dėl to sakiau, kad tau čia va į viršų reikėtų, bent jau pagreitis didesnis būtų. Ten matosi pirtelė. Tikrai gražu. Šašlyk time. Turim šašlykiuką su cukinija. Cukinijos pritrūkom, turim ir be cukinijos. Vakar, va, dviem vyram. Ačiū šitą ponę. 3 iešmukus realiai. Gerai. Turim dar marinuotą agurkiuką, reik ryžius išvirti.
dabar reikia pradėti. Bet tai gerai, kad ryžių skust nereikia. Užsakyta matyt buvo. Pagerstinai ir šašlykinės visur daugiau mažiau vienodos. Užsakyta matyt buvo, bet žiauriai patogu, kai jinai pakelta tokia baro dydį. Jo. Nepradės likt niekas, nedidelio ugnius tai. Ant tai. Ai, nežinau, pasižiūrėsime, aš nežinau, kaip tam kaitina, žinai. Jau į galą. Padėsi? Mažina ugnį, bet... Ką dabar? Dabar reikia su šakutė tiesiog numautis tos svogūnus. Palaukus, užsinešiu dar vieną dėlį. Nepergyvenkit, rankytės plaunamos. Šitą receptą iš tikrųjų sužinojau Gruzijoje. Marinuojasi mėsytė tik tai su druska ir pipirais. Valandėlę pabūna. Supjaustama labai daug svogūnų. Iškepa, įdedi į svogūnus, išminkai gerai, kad svogūnų sulčių prieitų į mėsą. Ir šitas receptas žiauriai gerai, kai reikia greitai šašlyko. Kai reikia greitai šašlyko, į gamtą važiuoti, užsiraugiai greitai svogūnų gamtoj prisipjaustiai, nusivežęs į puodą, išminkiai pabuvo, mėsytė pailsėjo ir žiauriai sultinga būna. Viskas tai ragausim lėkštėj. Nu, paskutinis patepimas. Šašlykiukui, kečiupuko, ryžiukai, agurkiukai. Bele kaip. Nu čia dienos akcentas. Ką filmuosi kaip prieš... Valgiau. Skanu, Andreli. Labai. Aišku, prieš kamerą kitaip įsakyti negali. Taip. Toj pusėje objektyvo su pagaliu stovi. Toj pusėje objektyvo su pagaliu, su šakutė. Rusiška muzika ir nieko. Kol nuėjau, saulė dingo. Ką dar, porą užėjimų į pirtelę ir miegučių. Darysim miegučių. Nu. Ir liuliukų. Tai ką, bandysim rytoj iš ryto. Vėl. Sakėm, anksti nekilsim, įsimiegosim, pailsėsim, nes jau šią naktį 3 valandą kilom. Nakties po 3 valandas 4 tik numigė. Tai šį vakarą duosim kūnui pailsėti. Tai ką, iki rytojaus ryto. Labas rytas, kapitonai, žvėjai ir turistautai. Ką, antras dublis, antras raundas. Bandysim šiandieną sužvėjoti vėlgi. Op! Tai va, valtis paruošta, sėdam ir varom toliau. Kas Andriuk nutiko? Prisigavai? Kur į kepurę ar į kur? Kapišoną. Karkėdės. Va, viskas.
Filmavai, ne? O, svarbiausia dabar, kad Elena neįkristų. Neįkris. Ai, tu apsuksi. Labai gerai. Žinai, aš gal mokslų ir nebaigęs, bet durnas nesu. O čia teisinės, aš taigi nevadinau tavęs tokiu. Bet pažiūrėjai kaip į to. Tavo kažkokias Kompleksai. kompleksai kažkokie. Taip, aš turiu kompleksų. Kompleksai. Kompleksų. Big Mac'o ten, žinai. Bulvyčių frysų kola. Taip. Čia profkė praėjo. Nu taip. Profesionalo teisės. Jis metras bus, ne? Gali būti. Pasidarėm. Kur? Likime į kišenį. Čia pakelt. Ne. Pirštinės kažkur. Pirštinės buvau čia tau įdėjęs. Dabar kur tas šediklis? Aš ją tik pražiuodinu, jin pradeda draskytis.
fotiką. Pasivažiu šaunuolį. Ai, savo. Kokia tu sunkiai. Yra. Jo, nes. Ai, pirštinės tik tais atiduok. Nu, davai. O, viskas, Viskas gerai. Nu, porą žodžių. Nu ko? Ko? Kuo? 2-0 mano naudai. Andriukai. Ir vėl Baltas? baltas raudon. Viskas paleidom. 5 kilai tai tikrai buvo. Nes baisiai sunkiai, nežinau. Man toks jausmas, kad mes praeitą vasarą, kur pagavom tą 90-inę, jinai mažiau svėrė negu šita. Tai iš po nerštą, aišku, priėdusios jos galbūt, pilvas matosi įsipūtęs, tai jos dabar priėst visko norinčios, tai žodžiu. Dabar tik tai supratau, kad pagavau. Gerai, ką, plaukiam toliau. Bandom dar. Ačiū už dėmesį. Nu va, turim dar vieną. Suvyniok, Mikai, šitą. Tavo šalia visai. Nedidelė, Jo. bet vis tiek smagu. Bet jos kažkas priplaukusios. Jo, tokios iš po to neršto matyt Oi, pavargus. peiliukas. Paimsi su ranka gal? Jo. Pasidėktų ją. Prie plytės šalia tavęs, man atrodo, žiediklio nereikėjo. Save reikės dabar atpainiot. Papuoliai. Tau šiandien sekasi, tai kapišoną prisigavo, tai koją pasigavo. Nulaužiau kablį, sorry, seniuk. Nulauži kablį? Čia griebta buvo, matai, už galvos. Jo, pizdukė. Visai nelegalas čia. Jo. Tai žinok, leidžiu, nes labai noriu. O, bičiuliai! Skuduriukų niekada neturim. Yra. Yra, seniai, yra. Bet irgi va, bam ir ant šono guli. Net nežinau, kokio dydžio aš čia traukiu. Irgi bus nedidelė. Va, matai, pareina. Tokia kaip ta. O, peiliukas. Nu, čia įsitrauksi pats. Čia atlikti, gal netgi. Aš ją taip nuimsiu.
užplaukėm kažkaip. O, paimk žvalą. O, gerai, išsipurtė. Šunuolis. Kiek turim? 4. 4. Nu, Andriau, kaip šiaip nuotaikos? Nenoriu namo. Pagavom 4 žuvytės. Tiksliau tu pagavai. Vieną man davei. Bet šiaip vangios tokios. Visiškai nesijaučiu. Jokių kovų nėra. Matyt pavargusios po... Po neršto. Tai pakerti, paim tik tais ir tempėjas. Jis visiškai Jo. nerodo savo jėgos. Čia sidybėlė gražiam. Pažiūrėk, tenai kokia graži. Nu ir čia sadybėlė graži. Nu ką, čia įplaukėm į tokią įlanką, davėm su Andrium pavadinimą šitos įlankos, Peiliukų įlanka. Nes 2 lydekos, abudu peiliukai. Tokio pat dydžio mažo. Tai va, ką, bandom toliau, ne? Tai ką, rezimuojant šios dienos visą žvejybą, buvo iš tikrųjų labai neblogai. Galėjo, aišku, galbūt didesnių egzempliorių daugiau papulti, bet buvo labai smagiai praleistas laikas. Kaip mes su Andrium visada sakom, kad žvejyba yra tiesiog pabuvimas su savim ar su draugais, pabuvimas gamtoj, o pati žuvis tai tik tais bonusas. Bonusas, kuris biški dar duoda adrenalino. Ir taip, ta žvejyba tokia. Vieną dieną gali pagauti 5, kitą dieną gali nepagauti nieko. Tai šioj dienoj pasisekė. Vakar 1, šiandien 5. Vakar 1, šiandien 5. Ir iš tų 5 viena tokia didesnė. Tai va, viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Spauskit like, prenumeruokit kanalą ir žiūrėkit mūsų tolimesnius nuotykius.